Rugsėjo šeštadienį vyko derliaus ir linksmybių šventė tradicinis rudens kermošius. Pagerbti ne vien tik žemdirbiai, bet ir gražiausiai savo sodybas, jų aplinką tvarkantys žmonės. Dalyvavo gausus meno mylėtojų būrys, varžėsi sportininkai. Šventės dalyvius ir svečius sveikino meras Vytautas Vigelis, gražios šventės švenčioniškiams ir svečiams linkėjo ir Švenčionių rajono garbės pilietis, Seimo vicepirmininkas Česlovas Juršėnas, kuris taipogi perdavė linkėjimus nuo šventėje negalėjusios dalyvauti Švenčionių rajono garbės pilietės profesorės Kazimieros Danutės Prunskienės. Savo meistriškumą demonstravo Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos prezidentas Gintaras Vilniškis. Kermošiuje daug pramogų. Veikė tradiciniai kiemeliai, koncertavo saviveiklininkai. Pasivažinėti ištaigingą karietą ar pajodinėti žirgu kvietė kaimo turizmo sodybą pristatęs Vergantas Valiukas. Vyko ir dvikovinių sporto šakų parodomosios varžybos, kuriuose savo meistriškumą demonstravo kovotojai iš Švenčionių sporto klubo Liūto narvas, Zarasų sporto centro, Molėtų sporto klubo Igor Ramos ir Šalčininko sporto klubo Palestra. Žiūrovai galėjo pasižiūrėti įdomų riterių turnyrą, surengtą pagal visas viduramžių taisyklės. Pasibaigus sportinėms varžyboms vyko rajono kapelų pasirodymas, o baigėsi rudens šventės puikiu trimito orkestro koncertu.